Sveiki, su jumis IT Gėris. Šioje laidoje keletas buitinės elektronikos naujienų, didžiųjų IT kompanijų Apple ir Microsoft sprendimai ir keletas naujienų iš visur. Mūsų mėgstamiausių renginių išmaniųjų telefonų vis daugėja. Šį mėnesį nepasirodys nei BlackBerry, nei Apple, nei Windows Phone 7 telefonai, tačiau išmaniųjų su Android apstu. Kompanijos LG pagrindinė naujiena – stilingasis, tačiau techniniais duomenimis nestulbinantis trečiasis LG Prada, kurio dizainas kurtas kartu su to paties pavadinimo mados namais. Samsung vis plečia savo Galaxy renginių seriją ir šį mėnesį prie jų prisijungs nauji. Galaxy Ace Plus – pigus, tiksliau įperkamas eiliniam lietuviui, išmanusis ir kažkiek išmanesnis Galaxy S Advance, patobulinta ir dizainu ir techniniais duomenimis Galaxy S versija. Vaizdu, kaip kino teatre galėsime mėgautis ir namie. Tokių šūkių kompanija Vizio pristato savo didžiulį LCD televizorių, kuris kainuos 3,5 tūkstančio žaliųjų. Už tokią kainą jie mums siūlo neįprastą 21:9 kino teatro vaizdą atkuriantį ekraną. Galima mėgautis ne tik ryškiomis spalvomis ir 3D filmais, bet ir programėlėmis Facebook, Twitter, YouTube, filmų nuoma ir taip toliau. Nors planšečių rinka smarkiai didėja, populiarumas nešiojamams kompiuteriams nemažėja. Populiariausias šiuo metu nešiojamas Apple MacBook Air. Nors ir brangus, tačiau stilingas ir patogus Apple produktas užkariavo pirkėjų širdis. Antroje ir trečioje vietoje liko Dell su jų eilė NVR serija. Galbūt ne tiek išvaizdus jų nešiojami ir netoks ilgas veikimo nuo baterijos laikas, tačiau tai bene geriausius techninius parametrus turintis kompiuteriai, puikiai tinkantis žaidimams. Apple karai, kurie paprastai vyksta Vokietijos teismuose, nerimsta. Apple buvo prisiteisusi draudimą pardavinėti Samsung Galaxy produktus šaly, tačiau šis draudimas buvo atšauktas, kaip ir dabar. Ar aprims Apple? Kai Microsoft parodė naujosios Windows 8 vartotojo sąsają, kilo abejonių, kaipgi toks masyvus jų gaminys programų paketas Microsoft Office prisiderins. Sakoma, kad programos visiškai išsiskirs iš bendrojo dizaino, tačiau ar tai neatbaidys naujų pirkėjų? Taip pat Metro naršyklė nepalaikys įskiepių, kaip Flash. Facebook pasirašė sutartį su finansų birža. Kompanijai suteikta žymė FB ir šį siekia uždirbti $5 milijardus iš akcijų pardavimo. Jei Markas Zuckerbergas išparduos 70% kompanijos akcijų, jo turto įvertinimas pakils iki $30 milijardų. Šiuo metu kompanija uždirba iš vartotojų pirkimų žaidimuose, pavyzdžiui Farmville, Poker ir panašiai. Facebook konkurentas socialinis tinklapis Google Plus dabar jau turi 100 milijonų vartotojų. Palyginimui Facebook paskyrą dabar turi 8 kartus daugiau žmonių. Tai puikiai pradžia, tačiau visiškai nenuostabu, kad vartotojų skaičius taip sparčiai didėja. Kompanija rodo savo socialinio tinklapio reklamas, tačiau kiek iš vartotojų tikrai aktyviai naudojas Google+. Jungtinių Amerikos valstijų federalinių tyrimų vadovas teigia, kad kibernetinės atakos tampa pagrindinė grėsmė. Iš tikrųjų šie žodžiai turi prasmės. Kaskart, kai FTB padaro kažką, kas nepatinka interneto vartotojams, JAV valdžios puslapiai yra atakuojami ir galų gale tampa neprieinami piliečiams. Dar daugiau puolimų skirti asmeninių duomenų gavimui lieka nepastebėti. FTB teigia, kad daugiausiai atakų sulaukia iš Rusijos ir Kinijos, todėl nuolat imasi naujų apsaugos priemonių. Šiuo metu populiariausia Lietuvoje naršyklė Mozilla Firefox atsinaujino iki jubiliejinės 10-osios versijos. Šiek tiek pasikeitė vartotojo sąsaja. Pavyzdžiui, neberodomas mygtukas pirmin, kai šis yra nereikalingas, atsinaujino instrumentai puslapių kūrėjams, naršyklė tapo stabilesnė ir greitesnė. Internet Explorer komanda visada sveikindavo Mozilla su kiekviena nauja versija išsiųsdama tortą, tačiau dabar, kai naršyklė naujinasi kas 2 mėnesius, siunčia tik mažą pyragėlį.
Tai viskas šį kartą. Nepamirškite prisijungti prie mūsų Facebook puslapio, kur visada yra kažkas įdomaus. Su jumis buvo IT Gėris. Viso geriausio.